Sveiki, čia Gytas iš Fastest Core ir darau antrą video apie tai, kaip lengvai atsiminti chemijos lygtis. Tai nieko nelaukęs pradeda ir kuriam asociacijas, tai reikia kiekvienai raidai skaičiui parašyti tai, ką jums primena tie dalykai. Tai H. Kas bus H? Haris gali būti draugas jūsų, o ne? Haris, herbas. Dvejetas. Gulbė panašiai dvejetą. Paskui kas dar dvejetas? Nežinau, gulbė parašysiu. Gulbė, dvejetukininkas gali būti. Dvejetukininkas. P. Petras kažkoks draugas jūsų. Povilas. Petras, Povilas. O, žiedas gali būti. Baranka. Žiedas, baranka. 4. Man labiausiai 4 su kėdutė. Asocijuojas, aš dėl rašau kėdė. Kėdė. Turim dabar kiekvieną elementą detaliau ir dabar tiesiog reikia sukurti trumpą pasakėlę. Ir svarbiausia, kuriant pasakėlę, kuo aiškiau prieš savo akis turėti tą vaizdą. Čia yra ypatingai svarbu. Pats svarbiausias dalykas. Jeigu jūs tik tai sukursit pasakėlę ir jos aiškiai neįsivaizduosit detaliai, jūs realiai jūs nepamiršit labai greitai. Haris. Haris herbas, o ne. Tai Haris yra dvejetukininkas. Blogai mokinasi chemiją, jam nesiseka. Nežino jisai tokių fiškių, kaip mokytis formulių. Haris dvejetukininkas, o ne. Susitinka su savo draugu Povilu. Susitinka, jie šnekasi. Ir Haris Haris dvejetukininkas pasikviečia Povilą į valgyklą barankų pavalgyti. 0, baranką. Ir jie atsisėda abudu ant kėdės. Tai įsivaizduokit, Haris dvejetukininkas su švarkiuku, šlipsiuku susitinka su Povilu, savo draugu. Senas geras draugas ir jie abudu nusprendžia barankų pavalgyti, nueiti į valgyklą. Pasiema tų barankų pavalgyti ir atsisėda ant kėdžių abudu 4. Tai kaip bus? Haris 4, dvejetukininkas 2, Povilas P, barankas 0 ir kėdės 4. Viskas. Labai paprasta, labai lengva. Dar kartą pakartoju, kokia yra esmė, kaip jūs, kad nesvarbu, kokia tai būtų ilguma, gali būti 50 elementų, tai neturi visiškai reikšmės. Dar įdomiau, kada būna skirtingų elementų, kažkurių sudėtingesnių, dar įdomiau yra mokytis. Tai kiekvienam sukūrėt tai, ką primena jum, ir iš tų elementų trumpą pasakyti padarot. Čia dabar nuvalysiu šitos ir iškart antrai sukursiu. H, iškart rašau. H. Herbas palikim, ne? Lietuvos herbas bus. Lietuvos herbas N. N tai bus Nerijus draugas kažkoks. Nerijus. Paskui kas dar N gali būti? Namas. Namas, čia dydžiasi parašysiu N. Namas 0. Tai bus žiedas. Žiedas. Tai čia gali būti žiedas arba ant rankos, auksinis žiedas, arba eisme žiedas, kur mašinas važiuoja. Ir 3. Tai gali būti krūtinė moters. Krūtinė, paskui trejetas antrankiai. Ir užteks dabar sukurt pasakyti trumpą, ne? H, herbas, ne? Stovi herbas.
važiuojat per miestą, per Vilnių ir herbas, didžiulis, herbas Lietuvos pakabintas. Ir kartu su jumis važiuoja Nerijus, arba ne. Važiuojat, herbas stovi ir jūs važiuojat tiesiog į namus. Namai bus. Jūs pro Vilnių važiuojat į namus. Ir kadangi po darbo skubat labai, pasiemat iš bardačioką arba nuo sėdynės pasikėlėt baranką, pavalgyt biškę, ne? Baranką. Ir važiuoja toliau, ne? Ir 3. Krūtinė, antrankiai. Važiuojat iš darbo ir matot stotelį, stovi seksuali moteris su gražia krūtinė. Ir pakartojam dabar visą tą pasaką. Į tą kaip bus. Važiuojat per Vilnių, kaip ten buvo, herbas stovi didelis. Važiuojat namo jūs, važiuodami namo. Esat pavargę, paimat baranką, nulis baranką pavalgyt, valgat baranką ir važiuojat po dešinę pusę, stotelį laukia seksuali moteris autobuso. Manat, kaip lengva yra atsimint, kada informaciją supaprastinat, kada linksma yra pusbrolis jau juokės, tik tai jūs gal negirdit. Turi būti linksma. Pagrindinis dalykas, kada jūs mokinatės, ką nors jums turi būti linksma. Jeigu jums nėra linksma kažką mokinantis, tai yra tik tai viena priežastis. Jūs nemokat mokytis. Tie žmonės, kurie moka mokytis ir kūrė va tokias asociacijas, kūrė formulėm, užsienio kalbos žodžiam, užsienio kalbų mokymasis pasidaro easy. Labai paprasta, viskas lengva, kada taip supaprastini viską, tau linksma yra, kurie asociacijas su tais dalykais, kurie teikia daugiausiai emocijų ir tikrai labai labai linksma. Tai va, tai tiek. Dar pabaigai noriu pasakyti, kad dėkuoju visiems tiem, kurie dalinasi, kurie komentuoja. Ir nesustokit komentuot. Sekantis video bus apie tai, kaip žmonių vardus atsimint, arba dar kažką rašė irgi, o dabar neatsimenu tiksliai, bet darysiu tikrai video apie tai, kaip žmonių vardus atsimint, kažkas komentavo, tai toliau komentuokit apačioj po video, dalinkitės, laikinkit, kam patinka, ir tikrai padarysiu toliau video, kad jūsų mokymosi procesas būtų labai linksmas, labai fainas. Tai tiek tikriausiai ir tie, kas nori, labai smagu dar, kad į užsienio kalbų konsultacijas vis daugėja srautas žmonių, kurie didėja, tai labai smagu. Žmonės gauna rezultatus, mokinasi linksmai, sako, oi, wow, kaip čia dabar, iš kur čia tokios technikos, tai po video rasit mano kontaktus, tie, kas norit lengvai, greitai išmokti užsienio kalbas, ypatingai anglų arba rusų kalbas, nes tom kalbom ruošiu info paketukus aš, kur bus dažniausiai vartojami žodžiai, bus gramatika visa labai paprastai išdėstyta, bus visos technikos, viskas, ko jums reikia, kad lengvai greitai išmoktumėt užsienio kalbą. Tai va, tai tiek, čia buvo Gytas, sėkmės jums.